užsienyje žmonės dar išvakarėse užsiima vietą, norėdami įsigyti bilietą į dievinamo atlikėjo koncertą. Lietuvoje viskas ramiau, tačiau šis vaikinas pats pirmas užsitikrino vietą prie durų. Aš esu Žygimantas, man 26 metai, esu iš Vilniaus ir labai myliu muziką. Esu muzikantas ir saksofonistas. Šiaip viskas vyko labai netikėtai, nes eidamas į muzikos mokyklą norėjau dainuoti arba groti gitarą, bet sakė, kad nebuvo vietų ir pasiūlė saksofoną. Tai kai pradėjau groti 10 metų, tai labai greitai pabodo ir jau buvau išvis bemetąs. Bet labiausiai iš tiesų užsikabinau, kai pamėginau pirmą kartą išeiti pagroti gatvę per Kaziuko mugę. Pirmą kartą iš ten uždirbau 30 litų, dar prie litų buvo. Man tada, kaip tam amžiai, atrodė, oho, kiek čia daug. Vėliau, kad jį pamatytų dar daugiau žmonių, Žygis drauge su saksofonu iškeliavo į interneto tyrlaukius. Tačiau gatvė ir tiesioginis ryšys su žmonėmis jį traukia iki šiol. Kai aš paėmiau saksofoną toje gatvėje, aš pajaučiau, kad aš galiu tokiam atsidurti kitame visai amplua. Yra vienas Žygis, kuris yra mokykloje, šeimoje ir visai kitas Žygis atsiduria gatvėje. Atrodo, gali bet ką padaryti. Sveikas gyvas. Tu esi normalus saksofonistas, saksofonininkas, bet ledai ant triūbos, iškart viską keičia. Uždedi, bairis, yra dar kažkas. Čia bus tu apšvietėjas labiau, normalus profesionalus muzikantas. Suprantu, kad muzikantas, aišku, viską gerai. Aš esu muzikantas, kuris bando padaryti kažką kitaip. Ar čia turės kažkokią reikšmę šitie dalykai? Labai. Mums yra įdomu. Taip. Nebūk nuobodus, būk įdomus. Va, čia yra svarbiausia. Tai ką, Žygimantai, sėkmės tau. Scena tavo. Labas vakaras. Labas vakaras. Kuo jūs vardu? Aš esu Žygimantas. Žygimantai, iš kur jūs? Aš esu iš Vilniaus. Ir kiek jums metų? Man yra 26 metai. Jūs grojate. Ir tai yra jūsų talentas? Taip, tai yra mano talentas. Ir iš esu čia sėdintis vienas žmogus. Man ypatingai įkvėpia užsiimti muziką. Kas tas žmogus? Tai yra Justinas Jankevičius. Ką? Jo, aš norėjau iš karto labai padėkoti. Jis gal net neprisimena, bet man buvo toksai lūžis. Aš galvoju, viskas, mėsiu saksofoną. Bet tada aš nusprendžiau pamėginti gatvėje pagroti. Jis ėjo iš parduotuvės ir tiesiog, buvo tas žmogus, kuris sako, vat labai gerai groja, įdėjo ten pinigų. Ir kažkaip tiesiog pajutau palaikymą tą. Justinai, tikrai tu mane stebint. Tai, kas renka talentus tikruosius. Justinas. Aš labai džiaugiuosi, kad tu toliau groji tada. Gerai, Žygimantai, laukiam. Įsivaizduoju, kokių plaučių reikia visą tą dalyką taip daryti. Ir dar vaikščioti. Oras, nesibaigė ir nesibaigė oras.
Marijonai, Vau. ką pasakysi? Nu ką, Justinai, duok ranką, dėkui, kad tu ėjai. Tai yra va, tas tikras drivas, kurį aš visą laiką įsivaizduoju. Tai yra jėga, atsidavimas, muzikalumas, ritmika, wow. Tai tu viską davėjai, čia absoliutus rokas. Dėkui tau labai. Super. Ačiū Jums. Tai, ką tu darai, yra labai svarbu ir gražu. Ir ačiū Dievui, kad tu pasilikai prie saksofono, nes tai, ką tu dabar darai, wow, broli. Wow. Taip. Žygimantai, ta prasme, kad tu sugebėjai dar ir ore pašokti ir kojas dar tai padaryti. Ir tuo pačiu metu pūsti. Jūs įsivaizduojat, kaip tai sudėtinga. Ačiū labai tikrai už galingą pasirodymą. Noriu pamatyti toliau, ką darysi. Viskas labai tiesiog veža tai, ką darai. Taip! Aš sakau taip. Ačiū labai visiems. Tu turi 3 taip ir keliauji į kitą etapą. Super. Manau, visai gerai pavyko, džiaugiuosi, kad žmonės tai įvertino.